Sveiki, šiandien papasakosime apie savo vonios kambarį, kurį pagaliau pasibaigėme pilnai. Pasirinkome daryti šiek tiek kitaip nei įprastai, tai ne plytelės, o mikrocementą. Tai apie mikrocemento sienas ir grindis esam padarę video, kuriame yra detaliai papasakota visas procesas. Mikrocementą pasirinkome dėl to, kad šiek tiek kažkas naujo ir man asmeniškai labai plytelės nepatinka siūlės plytelių, tai visą šito pavyko atsikratyti, taip pat ir neringai patiko, tai tiek, vien. Koks kainos skirtumas yra mikrocemento ir plytelių? Sunku įvertinti skirtumą, pats mikrocementas, manau, ganėtinai panašus, nesvarbu ten kokių gamintojų, tikrai nesviruoja taip kaip plytelės, o plytelių tai yra turbūt nuo ten iš vis vos kelių eurų už kvadratą iki 100 eurų už kvadratą, tai labai sunku sulyginti iš tikrųjų. Čia labiau gal kokio tikslo sieki, dar su mikrocementu turbūt, šiaip jeigu ne pačiam darant, tai meistrai gan brangus turbūt. Brangus, mums gauna 75 eurai kvadratas, o jeigu pat tik medžiagas perkės, tai trigubai pigiau. Baldus gamino valdininkai, Ardemis, tai tiesiog patys sugalvojom visą šitą dizainą kaip padaryti, tai čia yra apie 30 cm gylio spintelė, nežinau, čia maždaug matosi jos gylis, tai tikrai per akis vonios kambarį ir labai lengvai jau įtiek, tai pats tualeto rėmas labai lengvai telpa. Ir tuo pačiu turim su ta spintelė pagalba paslėptą rėmą ir lygą plokštumą, kad nėra tos dėžutės, nesimato pačio tualeto suformuotos, kaip kitą kartą daro šitą. Toks gal iš dizaino toks tolygiau, vientisiau, gražiau. Tada yra apatinė spintelės dalis su stalčiais po kriauklėm, pušais, kas gal kitaip, gaunasi, kad kanalizacija pajungta yra šitoj spintelėje, tada jinai eina į stalviršį ir stalviršį įsišakoja į kriauklės, tai šiaip dabar padarius gal nerekomenduočiau taip daryti, nes yra ganėtinai ilgos atkarpos iki sifonų ir ką pastebėjom, šiek tiek daugiau garso vandeniui bėgant, kai nustoju leisti, kad tas visas vandens triukšmas nemažai girdisi. Ganėtinai buvo ir sudėtinga pasidaryti, nes stalviršis yra čia tik tai 10 cm, jame yra išvedžiota kanalizacija. Ta reikėjo padaryti jau turint stalviršį. Stalviršį yra dar viduje sutvirtinimai, tai juose turėjo būti irgi tai padaryta vietos kanalizacijos vamzdžiams. Ir jeigu kažkas pačioj toj sistemoje būtų problematiška, reiktų kažką taisyti, tai reiktų nusiminėti visą stalviršį, būtų ganėtinai sunku, nes net ir turbūt dušo stiklą reiktų išimti, nes jis irgi yra per centimetrą nuo to, kad nesudaužytų, tikimybę susimažinti. Tai toks biškį gal sudėtingiau dalykas išspręstas, bet su laiku, jeigu reiks, tai reiks, ką padarysi. Taip pat stalviršis yra lietas akmuo, pasirinkom baltą matinį, gal anoj vonioj pasirinkom kriauklės irgi baltas matinės, su vonė suderinta buvo ir gal geriau atrodo, čia šiek tiek skirtingos baltos, bet kaip ir nelabai pjaunasi tarp balvom, kad gal blogiau bus. Tokia iš mūsų pusės irgi tų spalvų nesusižiūrėjimas truputį. Ne, susižiūrėjimas. Tai čia parinkau šičia tokias, nes galvojau, kad matinės, bent jau vonę kaip pirkome ir baltą matinę nerekomendavo, nes sunkiai priežiūra. Ir todėl pasiėmėme vonę kaip šitos kriauklės. Bet vonios tam kambarį kriauklę paėmiau pagal šitą stalviršį. Ir dabar galiu palyginti tą kriauklę baltą matinę su šita blizge. Tai man atrodo ant matinės mažiau. Matosi purvų. Matosi, bet iš tikrųjų tiek ant tos matosi. Jeigu neprižiūrėsi, tai ir bus purvų, neprižiūrėsi, tai ir bus švaručitas. Tai dar gali kilti klausimas, kodėl nesirinkome integruotų kriauklių į stalviršį. Tai todėl, nes pas mane darbe buvo jos tokios integruotos ir labai apsitaškydavo viskas aplinkui, atrodo visas tas stalviršis plaukdavo. Tai man kažkaip užsistatė kategoriškai, kad aš tai tikrai nenorėčiau namuose turėti. Ir iš tiesų kriauklės variantas šitas yra labai geras ir patogus, nes tik ties kriauklę ir apsitaško tenais viskas, o ne aplinkui sienas ar už kriauklės ribų. Tai veidrodžiai toliau galbūt, tai juos įsirinkom iš Ikėjos ir šiek tiek modifikavom. Tai veidrodžiai turi nuo mygtuko įsijungia LED apšvietimą, čia dar kitas yra nišoje, taip pat įsijungia ir nuo kito mygtuko
įsijungia kilimėliai, kurie šildo veidrodį, kad nerasotų. Susiprogramavęs su realią išmane, kad įjungus, čia jokių lempučių nieko nėra, kurios mes nežinom dabar ir įsijungtas ar ne, bet jie visą laiką po pusvalandžio išsijungia automatiškai. Tai nereikia labai galvoti, ar čia palikai, nepalikai ir toks visą laiką ramu, žinai, kad ten blogiausiu atveju pusvalandį pavyks ir išsijungs. Turime viską daryti patys, todėl mes vieną veidrodį, jeigu perkant su LED apšvietimu žiūrėjome, tai kainuoja apie 160 ir daugiau tokio dydžio, o iki veidrodis šitas 1,20 m 60 kainuoja 60 eurų. Jo, plus LEDas, koks LED juosta, nežinau, ten grubiai, tarkim, 10 eurų, šildymo kilimėliai, 15 eurų vienam veidrodžiui, ir visas tas, aišku, čia dar ta realiai gal įskaičiuotum, tai dar ten 15 ar 20 eurų, žiūrint kokio gamintojo ir kokia. Tai turim LED juostą, jinai silikonė, hermetiška, tai nebijo temperatūrų, ką padarėm, tai čia turėjau tiesiog aliumininių kampukų mažiukų, kad atitrauk nuo sienos padaryti arpiukui. Na ir čia priklijuoti šildymo kilimėlį. Nėra jie per visą veidrodį, bet ir to nereikia tikrai. Kažkiek net pats LEDas iššylęs perimetrą irgi rasa nueina, tai šiaip praktiškai beveik visas ir būna neprasojęs, kai naudoju. Abiejose vonios kambariuose taip pat sumontavome elektra šildomus kilimėlius. Jų valdymą irgi pasidarė nuo realies, be termostato ir susiprogramuoja tik tam tikrą laiką, kurio ten ryte ir vakare jie įsijungia po porą valandų. Tai kai eina maudytis ir ryte tiesiog atskėlus, kad būtų šilta, tiesiog dėl komforto. Tai nežinau, vasarą arba žiūrėsim, ar reikės jų iš vis ar ne. Bet dabar tai labai patinka. Labai nuostabus sprendimas, nes ateini ryte ir ten šilta kojytės, taip gerai. Maištus pasirinkom handgroją tiesiog dėl dizaino ir kokybės santykio. Šiaip ganėtinai viskas su jais buvo paprastai sumontuoti, kažkokių problemų tikrai neiškėlė. Buvo teisinga tą gylį pasižiūrėti pagal instrukcijas, kad nebūtumėt per daug išnešta arba ne per giliai, kad tiesiog, kad viskas susirinktų. Turint įmontuojamus maištus, tai reikia iš anksto atsivesti vandenį ir sumontuoti patinkinę dalį maištų. Kada čia reikia iš to nuspręsti? Prieš darant apdailą. Nes jie tiesiog iš sienos, tai bet kada neatsivesi vamzdžiui tikslę vietą ir taip toliau. Tai labai turi suplanuoti tiek stalviršį, kriauklį, įsivertinti kur kokiam aukštį. Pasižiūrėti, šiaip instrukcijai buvo, man atrodo, parašyta, kad nuo šito taško iki kriauklės viršaus 15 cm būtų, tada dar aišku pati va kriauklė ir stalviršis, tai visus šitus aukštus reikėjo labai tiksliai nusimatyti iš anksto. Tai bijo, kad suges, neišeis pakeisti ir reikšia visą apdailą lupt, tai iš tikrųjų išserdo iki tiek, kad lieka tik tai užpresuota vamzdžio dalis prie tos patinkinės dalies, kuri vienintelė yra jungtis, kurios reikėtų, jeigu jinai ten pradėtų leisti ją keisti, bet jos būna, man atrodo, garantijos po keliasdešimt metų šiaip. Taip pat ir dušo sistemą rinkomės patinkinę, tai pats maišytuvas, dušiukas ir didelė dušo galva, tai pasirinkom Ideal Standard, irgi turbūt labiausiai dėl dizaino. Šitą rinkomės tik dėl dizaino, maišytuvas ir dėl gamintojo. Ir kaina dar tokia nebuvo beprotiška. Dušę irgi susirinkau pagal instrukciją, viskas kaip ir ok, viskas veikia taip, kaip turi veikti ir pagal instrukciją montuojant. Jo pačiai jisai pritaikytas tiek dušui montuoti, tiek vonios maišytuvams. Ir jis turi, kai atsuki, pasuki į vieną pusę, nupieštas kraniukas, į kitą pusę dušas. Tai dušas yra kairiai pusėje ir jis įjungia šitą dušiuką. O tas, kuris kaip kranas nupieštas, yra įjungia šitą, nors čia toks gaunasi, kaip turėtų būti vos ne voniai. Tai galėtų tiesiog netgi tų simbolių tiesiog neturėti. O gali būti, kad tu net ten tiesiog sujungi? Ne, ten viskas pagal instrukciją tikrai ir čiagi nėra to pačio vonios reikalo. Tai vonios tas turbūt pagrindinis, čia galėtum taip teoriškai tiesiog turbūt sujungtum ir veikti ir atbulai. Bet nusijungiu taip, kaip instrukcijai parodys. Man tas mūsų juodos mėgėjas ir pamatė po to, kad čia balti. Šiaip labai keistas irgi dizainas, sprendimas dušo. Šičia va ta silikonė dalis, viskas ok, balta, viskas čia tvarkoja, galim ten būti balta, juoda, pilka, gal čia labai ir nesikandžia, bet šičia, tarpas padarytas baltas, ir nesuprantu, kodėl, kam čia tos baltos.
Tik tu gali rasti vietą. Stiklą pasirinkom 2,5 metro aukščio, pas mus lubos yra 3 metrai iki viršaus nesirinkom, nes dabar realiai, kad nuvalyti, taip top ir pasiekėm tiek, daugiau jau niekai. Ir todėl ir rinkomės, kad pasiektume, nes kito atveju pačią viršaus nepasiektum, tai baisiai atrodytų, nes mes visą laiką pratę po kiekvieno nusiprausimo nusivalyti stiklą. Jo, šiaip ką dar irgi pastebėjau, kai turim nukalkinimo filtrą namuose, tai kaip ir nėra daug problemų dėl kalkių, kol kas tikrai niekur nemaišytų, nieko, tai darant stiklą ne iki lubų, gal šioks toks minusiukas yra iš dizaino pusės, turi turėti skersinį, jis gali būti sumontuotas taip, arba į ten į šitą sieną įstrižai. Toks gal trūkumas gal kitiem nepatinka ir jie tada aukos tą stiklą iki viršaus tam, kad prisuktų prie lubų. Dušo trapą pasirinkome iš pigesnių rėją, bet ir anksčiau turėjom kotedžą, tai šiaip nenuvylė, gal vienintelis trūkumas, kad ganėtinai mažas filtras plaukų, tai gan dažnai užsikemša, prisirenk plaukų, nes jis tiesiog gal tokio dydžio. Bet aš nemanau, kad kitose didesnė buvo. Bet aš ir nežinau, nesitikrinęs ten tikrai kitų kažkokių, vien jo kaina jisai gal kainavo 8-9 eurų, kai yra ten visokie brandiniai po 400. Kas dar, tai jisai skirtas įmontuojamai plytelį arba kita pusė aukštinkojimo fertus bus nerūdienčio plieno, jis gali būti ir taip naudojamas. Mes darėm irgi, susiformavom iš mikrocemento visą tą vidų, įsidėjom tinkliuką, kad suarmuot ir tada dar tą viršutinį gražų sluoksnį padarėm iš jau to finish sluoksnį. Tai ir susilieja tiesiog tada visas grindis. Gyvatuką pasirinkom irgi tiesiog tokį dizainą, koks mums atrodė, kad patinka. Irgi turi nusimatyti iš anksto labai kokiam aukštyje. Jo, tai tiksliai reikia nusimatyti, kur bus laidas tenui ir tada pagal laidą susideda visi tvirtimai. Tai viskas savo labai tikslios irgi vietose turi būti, nes reguliavimo realiai turbūt ten keli milimetriukai tie rankojelių. Tai... Mes čia turėjom kliurką, kad buvo atvestas ta lebelė laidas, kurį po to nusižiūrėjome, kur dėsim gyvatuką, bet nepakeitėm. Pamiršom, jau man atrodo, ant sienos pieštukų pasižymėjom ir kiti darbai ten ir liko, taip jisai nepakeistas, tai po to reikėjo po visos apdailos slėpti taisytą skylę, šiaip pavyko ganėtinai gerai su mikrocementu paslėpti, tai... Jo, nesimato. Nesimato, iš tikrųjų, čia kažkur tas laidas buvo tokiam gal aukštį. Taip pat pasidarėm nišą susidėti tiesiog po visiems dušo reikmenim su LED apšvietimu, apie 30 cm aukščio ir 10 cm gylio, 10 cm tiesiog pagal profilį. Tai visą šitą nusimatyti reikia iš vis montuojant gipso karkasą arba ten, tarkim, į mūrinę sieną, tai ją ištravuoti ar kažkaip pasiruošti, jeigu yra galimybė, ten vėl kokį blokelio storis ir taip toliau. Taip pat viršui pasidarėm lubose nišą, irgi tiesiog kaip toks akcentinis gražus apšvietimas, čia įsijungia kartu šitą nišą, viršutinę nišą ir veidrodžiai. Transformatorius čia irgi padarytas, žvis skydiniai pajungtas šitiem visiems ledam. Šis led juostas naudojam irgi visas ten IP, ten 6-8, tiesiog drėgmė atspares. Nori turėti ledus, tai irgi automatiškai reikia pačiam irgi sienų montavimo etape atsivest laidus, tada susimontavus gipsą įsimontuoti LED profilius. Na ir jau po to, aišku, pats galas, tai pačius ledus įsimontuoti galima ir po apdailos, arba galima ir anksčiau, nes visą laiką, kol apdailą dariau, buvo uždengta dangtelis ant LED juostos, tai tik ant galo nuėmiau, buvo jis ten su plėvelė, nusivaliau gerai dar kraštukus ir užsidengiau vėl tuo pačiu. Kiti išmeta ir vėl naujus keičia, bet įmanoma išsaugoti, tai čia vėl nuo noro. Pasirinkom pakabinamą klozetą su bidė funkcija integruota pačiame klozete. Modelis TC1, gan brangus, bet su šita funkcija, manau, nelabai didelio ir pasirinkimo yra. Jam reikia atsivesti, jam elektros nereikia, jam tik tai reikia atsivesti karštą ir šaltą vandenį iš anksto. Toks, jeigu sugalvos, kad labai nori tokio, tai gali tekti visą remontą perdaryti, nes dažniausiai tualetą tik šaltą būna vanduo atvestas. Tai čia jo toks gal minusas, nes būna kiti, man atrodo, su elektra šildomi, kur turi pačiame savietą šaltą vandenį, kurį bakelė ateina, iš to pačio, kad būtų galima pasijungti ir šildytą vandenį. Nors iš tikrųjų tai nereikia ten labai šilto. Jei nusprendžia turėti tiesiog ar pakabinamą, ar su bidė, ar be bidė funkcijas, vis tiek reikia iš anksto nusimatyti tą nišos, kiek jam reikia įgilinti, tai
mūsų atveju viskas pasislėpia spintoje, o visa šita dalis yra skirta bakeliniai, didesnė negu iš tikrųjų reikia, bet čia tiesiog, kad išdalinti vienodai spintos duris, tas dydis toks gavosi. O tai koks šiaip būna? Tai priklauso nuo tų pakabinamų rėmų, bet pats rėmas dažniausiai apie tokio pločio. Bet irgi rėmo negali pastatyti visiškai taip, nes tu tada ir sėdėsi palei pat sieną, tai gan nepatogu bus, tai va tą dar atitraukimą irgi, kad patogiai išsigaudėt. Tualeto visą tą vis tiek rėmą irgi buvom sumontavę iš gipso, tai va reikia tą pakabinamą dalis kaip ir... Prieš gipsą dedant jau. Prieš gipsą dedant jau būtų sumontavus tualeto rėmą, tada apdedi gipsu ir galiausiai čia visi baldai ant viršaus montuojas. Ką irgi turėjom tokį kvailą klaidelę padarytą, kuriuo irgi nepagalvojau iškart kabinau ir buvo tarpas tarp plokštės gipso ir baldinės apie kokią centimetrą, kad buvo didelis. Ir pakabinus tualetą, galvoju, čia pritrauks gal biškį, ten negalvau, kad ten centimetras, gal kažkiek milimetrų pritrauks ir bus čia viskas ok. Tai veržiau ir kažkaip pats tas pritraukimo mechanizmas užstrigo, nes tiesiog jau jam ten per daug reikėjo pritraukti ir tada labai sunkiai nuėmiau tualetą ir net tada, kai buvo vis taip uždėtas, tada pats tualetas atsėdus labai lankstės, nes tiesiog kartu su ta plokšte, turėjo... Ten kažko prikišai. Jo, tai dabar tai noriu papasakoti, tai galų gale pavyko nusimti vargais negalais, atsisukti tą, bet tiesiog labai bjauriai buvo. Į tą tarpą ties tvirtinimu ir apačioj tualeto šitos keramikinės dalies prikišau plastikinių plokštelių ir dar, kad jos neiškristų, viską užpučiau su šlangute giliai makrofleksu, kad jos tiesiog tiek pats makrofleksas laiko, kažkokį tą standumą duoda, bet ir neleidžia tom plokštelėm nukristi kitas vietas. Jos kaip ir įklijuotos gaunasi ir tada užkabinau ir jokių problemų nebeliko. Tai va, niekada nemontuokit su tarpu taip. Dėkui, kad žiūrėjot. Nepamirškite mūsų sekti Instagram ir YouTube. Viso.